Jo metus vyksta naujo mokslo ir studijų įstatymo projekto rengimas. Be to, kad buvome nuo pat pradžių įtraukti į darbo grupę, suburtą naujai redakcijai parengti, paskutiniam mokslo ir studijų įstatymo siūlymui teikiame ganėtinai nemažai pastabų. Taip pat aptarti mūsų pastabų buvome susitikę ir su švietimo mokslo ministru. Ministras pasiūlymus vertino ganėtinai teigiamai, todėl tikimės, kad bent į dalį jų bus atsižvelgta. Taip pat įsitrauksime ir į tolimesnius procesus, įstatymo svarstėme Seime bei viešus jo aptarimus. Kitas svarbus susitikimas įvyko su premjeru Algirdu Butkevičiu. Jo metu aptarėme svarbiausius studentams rūpimus finansinius bei studijų kokybės klausimus. Kalbant apie studijų kokybę, pabrėžėme, jog apklausos, kurias studentų išpildo, tai yra jų duomenys, turėtų būti viešai prieinami ne tik universiteto nariams, studentams, dėstytojams ar administracijai, tačiau ir išoriniams žmonėms, tokiems kaip moksleiviai, kurie planuoja studijuoti universitete ir nori pažiūrėti į tam tikros studijų programos kokybę studento akimis. Kiti finansiniai klausimai, į kitą finansinių klausimų bloką įėjo stipendijų klausimas. Nedidėjančios stipendijos kelia studentų susirūpinimą, todėl pabrėžėme, kad kylant ekonomikai reikėtų stipendijų dydį sieti su minimaliu atlyginimu. Tokiu būdu, kylant minimaliam atlyginimui, didėtų ir stipendijos. Jau ilgą laiką netyla diskusijos apie siūlomus pakeitimus sveikatos apsaugos sistemoje. Šie siūlymai ir keitimai labiausiai turėtų paliesti jaunus gydytojus bei studentus. Siūlomas priverstinis atidirbimas ne tik prieštarauja laisvo pasirinkimo galimybei, tačiau gali stipriai pabloginti rezidentūros studijų kokybę, kadangi rezidentas yra ne tik gydytojas jau dirbantis ligoninėje, tačiau ir studentas, kuriam yra būtina ir reikalinga profesionali akademinė pagalba, kurios kartais gali pritrūkti periferijoje. Taip pat matome ir kitą grėsmę. Priimdami tokius siūlymus ir keitimus mes galime atidaryti Pandoros skrynią, kas prives prie priverstinio atidirbimo ir kitų sričių studentų. Toliau turėtų atidirbinėti teisininkai, mokytojai, dėstytojai ir taip toliau, kadangi šių sričių specialistų taip pat trūksta mažesnėse miesteliuose. Išreikšdami savo susirūpinimą kartu su Lietuvos sveikatos mokslo universiteto studentų atstovybė, jaunųjų gydytojų asociacija, o taip pat rezidentų atstovais atvirų laiškų kreipėmės į prezidentūrą, Seimo pirmininkę, premjerą, taip pat sveikatos apsaugos ministeriją ir švietimo bei mokslo ministeriją. Toliau suorganizavome spaudos konferenciją, kurios metu kartu su rezidentais ir studentais išsakėme medicinos studentų problemas. Tikimės, jog šie žingsniai padės atitinkamoms institucijoms išgirsti studentų balsą ir priimti tinkamus sprendimus. Aktyviai besirengdami pirmakursį priėmimams ir stovykloms, taip pat įsitraukdami į naujo mokslo ir studijų įstatymo rengimo procesus, privalome nepamiršti, kad šie metai yra labai svarbus ir mūsų universitetui. Patvirtintas naujas universiteto statutas. Būriama daug darbo grupių, į kurių veiklą įtraukiami ir mes, rengdami naujas universiteto tvarkas. Taip pat išsirinkome savo atstovus Vilniaus universiteto senate, kadangi formuojami nauji valdymo organai. Kitais mokslo metais tikimės išsirinkti ir naują rektorių. Todėl tikimės, kad kiti metai atneš teigiamų pokyčių ir studentams.